Labas rytas. Aštuonias rytą. Žiauriai sergu, pažiūrėkit, prisikišęs, kad galėčiau bent jau gulėti. Reikia eiti keltis, nėra kad ilsėtis. Esam Taipėjui. 2 dienas jau čia visai bandau pasveikti, negaliu niekaip, bet šiandien jau nebegaliu sau leisti. Varom praustis, arba čikės, kavikės ir keliauti. Labas rytas, mėly kaimo žmonės, su jumis kaip visada pasaka negyvenims. Žiauriai sergu, pizda. 2 dienas patalė prabuvau, bet nebegaliu sau leisti, girdė čia taip gulėti, tiesiog piktisim, nervacijas, liūdesys, tai galvoju, ne, reikia kilti, varyti. Tai žodžiu, dabar 9 rytą, esam Taipėjui, nieks neaišku, ką čia darysim, didmiestis patys žinot, kaip čia su tais didmiesčiais. Tai tiesiog varom paklaidžioti po didmiestį, šiandien visą dieną klaidžiosim, vaikščiosim, važinėsim, kažkur kažką, nieks neaišku, patyrinėsim, gal kažkokių nuotykių rasim. Ramiai, žodžiu, šiandien ramiai, tiesiog reikia užsidėti varnelę, kad esam Taipėjui ir kad jį pamatėm, kad apėjom, apvažiavom ir jo, gal atsigausiu biškį. Taip atrodo Taipėjaus skersgatviukai. Šiaip nice. Gražu, jauku, šilta. Dabar einam kažkokią tai parko kryptim. Kadangi oriuks labai geras, reikia atsigerti, gal dar sustoti kavikės, gal biškį pramuštų. Nusipirkti nosinių, pūst nosį ir jo, prasivaikščiosim, gal atsigausiu, nes gulėtai ragas. Eiktų, jau buvau pamiršęs, kad laukia taip gerai. 2 dienas pragulėjau lovui, 2 dienas. Kaip visada visi viską pardavinėjai. Didmiestis kaip ir visi kiti didmiesčiai, ką žinau, niekom per daug nesiskiria nuo Bankoko, nuo Kuala Lumpūro. Daug reklamikių tų azijietiškų, visi kažką pardavinėja ir tiek. Reik verkiant kavytės arba arbatėlės, kažkuo gal pramuštų tą nosį, nes dabar gerklė nesveikai skauda nosį. Galbūt, kad čia į epizodą verkšlensi, žinokit visą, kaip čia man blogai, nes iš tikrųjų labai blogai jaučiuosi. Vos atsikėliau iš tikrųjų, beveik nemiegoju, aišku, jaučiu, kad temperatūros naktį turėjau, visi tie bairiai. Bet žinot, kaip keliauji, negali sau leisti sirgti, hostelį gulėti ir nieko neveikti. Viskas vakar atsirėmė. Kažkokia jaukia gatvikė užmačiau ir pamačiau 7-Eleven. Tai varom pigios kavikės ir ką nors užkrims pigaus, atsigauti. Taip, kokį sumuštiniuką. Opa, davai raunam, gal atsigausiu. Nežinau, ar jie veiksmingi, bet va tokį. Okei, kur dabar prisėsti ir visą tai sunaikinti. Tai Taipėjus nėra didelis, jis toks apie 3 milijonus gyventojų. Aišku, viskas labai suspausta, sukomplektuota į mažą vietą. Viskas čia vyksta daug į aukštį ir į apačią. Buvau čia, atvažiavau su traukiniu. Ir čia yra pagrindinės stotis traukinių, autobusų, metro ir prekybos centras. Žinokit, tokia dydžia po visų miesto. Aš pasiklydęs kokį 5 minučių vaikščiau, jau klaustrofobiškai išsigandė šiek tiek buvau, kad nesusigaudau, nežinau kaip išeiti. Tikrai neįsim šiandien ten, nes sunku perteikti tą vaizdelį. Tiesiog kaip prekybos centras, tuneliukai, stotis, autobusai. Nieko gero ten, nebent prekintis gal, aš nežinau, ką ten veikti, kai su traukiniu važiuosim, gal papulsim. Didelį pastačiukai, didelės sankryžas ir tiek. Belekas. 9 rytą, čia jau taip veiksmas verda. Bet vis tiek manau, kad Bankokė daug rimtesnis veiksmas. Čia daug labiau civilizuota, nėra tuktukų, motorolerių mažiau.
mažiau šiaip kažkokių savaigių, samadėlkių, priemonių, visi su šalmais, nu žodžiu, sistema. Kaip ir minėjau jau daug kartų, Taivans, jie čia sistemoje yra visiškai viskas sustiguota iki smulkmenų. Kažkokie soliukai, davai prisėdam, atsigeriam kavikės, atsigaunam. Mano šiandienos atsigavimo recepts kavikė, energetinis ir sumuštiniuks. Wow, nenoriu verkšlenti, čia visgi ne verkšlenimo kanalas yra, čia pumpavimo, judėjimo į priekį, bet galbūt šiandien esu palūžęs, susilpęs, bet nuotaika gera visai. Reikia pumpuoti, ką čia darysi, ką čia daugiau tam taipėjų darysi, neprigulėsi čia važiuoti kažkur dar neaišku. Noris užsidėti vis tiek varnelę, kad pamačiau bent jau pasuprasti, apie ką čia tas miestas yra, bent vieną dieną, 2 dienas pabūti jame. Čia jis didelis, šiaip yra ką pamatyti, muziejų, visokių taip toliau, bet neturiu sveikatos, iš vis neturiu. Siaubas. Pakelkim tostą už sveikatą, už stiprybę ir aišku už nesklandumus ir nuotykius. O, mano gerklytė. Biški pasivaikščiosim, manau, kad teks šokti ant dviračiuką, nes šie atstumai nemaži. Kiaurai šlaps, jaučiu temperatūros, netgi turiu. Bus čia šiandien reikalų, bus. Man tokia amba dabar. Toks parkeliuks mini, bet čia ne į temą, ne tą turėjau omeny. Kažkokias statulikės ir prieki toks kažkoks sovietinis pastatas, vidury taipėjaus. What? Taip keistai atrodo. Kai eini Klone Šiauliuose arba Elnio fabriks, va toks, va ne į temą, pukšt. Wow. Nu, nice. Biški street art, paukšt. Skersgatviukai, okei. Tikiuosi, nieks manęs dalim čia nesupjaustys. Iš visą aš išlysiu kur nors, ar ne? Uiktų. Trumpinims. Okei. Keistai, taip sako, aplinkui belia kiek naujų pastatų ir va tokie va stovi. Gražiai atrodo, taip eini tuo skersgatviuku, pasisuki, paukšt, šventiklikė. Užeinam. Kad jau einam, tai užeinam pro šalį. Pažiūrėsim, kas čia gera. Eiktų, nu, šitas detalės visą atkreipiu dėmesį, kiek čia reikalų sukabinti visus tuos skambaliukus, kažkokius, visi jie su kažkokiu tais dievuku ir vendžina, kas čia toks. Wow. Nice. Važiuojam toliau. Šventiklikė kaip šventiklikė, jau tiek jų aplankėse, suka juos visas vienodas iš tikrųjų. Didesnė, mažesnė, vienokie, dievuliukai kitokie, bet visi panašus. Kadangi nelabai susigaudau, tai nekreipiam dėmesį. Jau baigiam ateiti mano pirmąją lokaciją, kur norėjau. Vėl trumpinam kelią. Nelikęs visur, nei žala kvapas, tobula. Vos ne prie kiekvienų durų jie turi tokį defense shelteris. Ir išsiaiškinau, kad čia jeigu prasidėtų karas ar kažkoks pavojaus signalas ir yra tam tikras vietas visam Taivane, kur žmonės gali varyti po žemę ir yra apsaugota su specialiai ten subetonuota, vien žino, kas ten padaryta, bet žodžiu, specialiai nuo karas slėptis nuo bombų. Čia kažkoks keistuolis jau matos gyven. Apsikarstęs visus namus. Kaupiuks, kiek prikaupęs visko.
Taip, taip, taip. Man atrodo, va čia, va, už šitos sankryžos. Jau matau žmonių belė kiek, kas iškart nieko gera. Bet ką, reik dalinti su visais. Jau kaip matot, romantika, kur atvedė į gėlių sodą. Susitikau prieš kelias dienas tokį vaikinuką, sakau, ką veikti, tai Taivane, Taipėjui. Sako, dabar yra rožių sezonas, sakūras jau nužydėja. Sako, rožių sezonas, nuvaryk į parkiuką pažiūrėti. Sakau, okei, nu va, here we are. Pasižiūrėkit, kas čia dedas. Išporuota žmonės eina. Negaliu patikėti, kad man 3-4 metai blevizga toks esu ir atvariau į rožių sodą. Mama, kreipiuosi tave, kas būtų pagalvojęs? Kad tavo sūnus toks užaugs, ką? Eiktų, eiktų. Vau, čia milžiniškas tas parkas. Kvapiukstai žiauriai geras. Rožikiam, gėlikiam. Mano alergija tiesiog dabar riečiams kuots. Visiškai pavasariuks, kaip pas mamą daržė, kaip pas mamą sodė. Ką galiu pasakyti? Relaksas visiškas. Žinau, ne tokių nuotykių tikėjotės, norit, kad man skaudėtų, kad kryščiau, kad kankinčiau. O čia visas gėlių atvarė, pasižiūrėk. Jau vaikiukai visi su fotikais. Ką tėčia fotkinu? Aš juos fotkinu, kaip jie fotkinu. Nu, žinokit, ką galiu pasakyti. Smagu pasivaikščioti čia tokiais, bet da biški reikia, da biški amžiaus trūkst man. Čia vien pensai. Dar biški žyčių va sakūras, bet minimaliai. Viens tik medis. Žiūrėkit. Pons net kaktusiuks visas sužydėjęs. Eiktų. Pasaka. Kaip tos palmės juokingumas. Iš vis tokie, kaip svogūnų laiškai. Gerai, pasivaikščiau, pasigrožėjau, manau, reikia tepti slidės. Žiauriai daug babuškų, žiauriai daug dėmesio, kvapų. Mano alergija ant mano ligos dar efektingiau suveikia. Ir šiaip pasivaikščiom, pamatėm tų gėlikių, uždėjom varnelę, rožės, rožikės, supratau, kad man dar anksti tokiem nuotykiam. Varom toliau. Kokie minučiai jau iki šitą parką. What the hell? Nežinau, ar buvo verta. Išnešė nesveikai tos gėlės, tas ėjims, tas karštis. Ką tik buvo šalta, susirgau nuo šalčio, dabar karšta, vėl blogai. Nu, karači. Gerai, taupom sveikatą, taupom laiką, šokam ant dviračiuką ir skrendam toliau. Opa. Važiuojam. Skrendam paraižyt, biški reik dar labiau sveikatikę sugadinti. Arba atvirkščiai. Čia velniai žino, kur dabar reik važiuoti. Dabar kokį 20 minučių minimą iki kitos mano lankytinos vietos, tikėkimės, nenuvils. Čia dabar. Nei temą per kavinę važiuosiu aš. Oi, okei. Kažkur čia nepataikiau. Oi, sorry. Biški nepataikiau, čia kažkaip pravažiuoti. What? Per šventyklą. Nu, karači. Gerai bus. Gatvę važiuoti čia gal reikia. Nesuprantu, kur čia reikia važiuoti. Gatvę, šaligatvių. Ir važiuojam. Biški taip. Tada biški prieš eismą. Tada biški taip. Biški mažesnė gatvikė ramiau važiuoti.
Bet visas va gatvės tokias, visas iki vienos vienodas. Kavinikės, restoraniukai. Žinokit, toks gydys šitam miestį yra važinėti su mašina, su dviračiu, su motu, nesvarbu. Tiek šviesaforų yra, kad what the fuck. 2 kartus pamini vėl stoji, 2 kartus pamini vėl stoji, visą laiką. Jau mane ir erzin, jau nervuoju. Jau tuoj reiks padėti tą dviratį. Gal mane čia šiandien tiesiog viskas jau nervuos, kad tokia nuotaikikė, bet tie šviesaforai, tai wow, jau čia bandau visai vien tik į žalius suku, nukrypinėju nuo temos, kad tik nestoti. Nes stovėti po 8 sekundžių reikia kokį va vėl pysti. Bet sukamės kur žalį eilinį kartą. Taip va, judinį į temą vėl. Nusukau dabar, jau tuoj pasiklysiu, nebežinau, kur vėl važiuoti reiks. Žodžiu. Dviračiuks priparkuots, judam peškom. Vėl prie šviesaforą va stovėti kem sekundžių. Žiauru. Paini 10 žingsnių, 20 vėl sankryža, vėl šviesafors. Ir po 8, po 5 sekundžių. What the fuck? Ir nieks nein, šiaip mašinų nėra, bet nein. Žiauru. Kaip ir atvariau, dabar va, reikia apeiti šitą sieną. Tikėkimės, pavyks patekti vidų. Pavyko įeiti vidų. Wow. Žiaurinis parkiuks. Ir pastatyti monumentai visokie kažkokiam garsiam lyderiui šalies. Senai, aišku. Nice. Pirmas šiandienos tiltukas. Let's go. Pažiūrėkit, kokie dydžio bildingai ten nesimato, tuoj prieisim. Eiktų. Vis ten toks plaukiai keistuolis. Vėžlių ant kiekvieną akmens pritūpė, karpiai. Žiūrėkit, kiek vėžlių. Trolin. Tokie mėly gyvūniukai. Girdas, pasižiūrėkit, kokie dydžiai. Čia net nein perteikti. Čia koncertų salė dar milžiniškesnė. Ir čia dar kažkokie rūmai. Čia ta aikštė jau vien nesveika dydžiai. Ir aišku, pats pagrindinis tasai pastats, kur pastatyts tam lyderiui. Tai va, ten žiaurinė, žinokit, kokie dydžiai, neim suvokti. Einam iš arčiau pažiūrėti. Gerai, prie bokštelė priejom, belikai veikt laiptus. Čia nesveika dydžiai, neim net sutalpinti kadrą. Nu ir spėju, čia tas lyderis. Gerai, kad nieko nesuprantu. Wow. Bildings koks keistas. Taip. Neįsivaizduoju, kas čia yra. Kažkokia paroda gal. Okei. Žiaurus bildingiuks. Tik kol kas dar nesuprantu, apie ką čia jis yra. Aišku, čia bus istorija. Kažkas susijęs su istorija. Jeigu jau atsiminimui kažkokia lyderė, tai jau bus susijęs su karu, su politika. Kaip ir minėjau, va. Tokie, girdit, bolidai, limuziniukai, ką čia vežiuodavo, turičios greičiausiai. Kokie dydžiai jisai, what? Nieko neišmanau apie mašinas, bet atrodo milžiniškai. Metalo luitai tokie. Nu, kaip ir minėjau, čia viskas apie politiką, karą, nepriklausomybę. O, žiūrėk, tokį kepuriuką turėjau.
Maladies. Taip atrodė prezidento kambarys 1900 kažkelintais. Kadangi aš nieko nesuprantu nei apie politiką, nei apie visą tą karinį istoriją, nei man įdomu iš tikrųjų nuoširdžiai, tai tepam slides. Vienintelis pliusas, kad čia nekaršta. Tai biškį atsigaivinau. Civilizacija. Šiandien nesveiks karštis ir aš dar toks sugriuvęs, tą nosis, tą galvą. Yra ką veikti, žodžiu, čia keliauti ir bandyti išpešti iš savęs iš tai pijaus maksimumą. Gerai, ką? Sekanti lokacija. Tepam slides, bet prieš tai reikia prisėsti, traukti veto kortą, apleidą jėgą, žinot. Išvirsiu tuo iš padų. Bandom šitą gal atgaivins biškį. Davai sveikatėlė, už tą atsigavimą. Jezu, kaip senai begėriau tokį, Judam iki kitos lokacijos, žodžiu, kažkokia tai meno kaimelė, ar gal ten šiaip kelias kažkokias gatvės bus. Nieks neaišku, žodžiu, nieks neaišku, atstumai nesveiki, karštis neblogs, tai gerai čia pumpuoja šiandien, wow. Vėl tokiais judu tuneliukais. Visas gatvės čia vienodas. Copy-paste atrodo, copy-paste. Mašinų taisyklas, motorolerių nuoma, motorolerių taisykla, maist, gėrimukai, 7-Eleven, maist. Manau, kad nieko įspūdinga šiaip taip ėjus, neturi ką čia pasiūlyti baisiai. Kelias lankytinas vietas, nieko išskirtinė, gal maisteką turi, bet brangus, tai nebandysim. Ir šiaip visur, jeigu geresnis restoranas, tai eilės. Čia aš niekur tai pasaulyje nesu matęs, kad ant tiek būtų eilės. Kaip visada prie raudono šviesoforą stoviu. Pavargau eiti, varau iki stotelės, bandysim su autiku pavažiuoti, gal biškį sutaupysim jėgų ir laiką. Bet neaišku, gali būti, kad nugribausim iš vis. Čia taip įdomiai stotelės, vidury gatvės, aišku, milžiniškas gatvės, po 3 juostas, po 4 ir per vidurį be kamščių, be nieko važiuoju autiks, pasaka. Mano autiks 251, 252, net nėra tokį. Dabar beliek tik čilinti. Laukti autobusiuką. Ką, už 12 minučių autiks išsiaiškinau, dabar čilint, kimarinti. Bandyti atsigauti, nes iš tikrųjų ragas. Nežinau, kaip čia seksis, da, jeigu būtų kažkokių nuotykių, adrenaliną gal biškį prabudintų, dabar tai ne mano autiks. Girdit, kai formulė atlėkė, išlėkė. Pasak? Ne mano autiks, bet vis tiek varom. Atsiboda laukti. Žiūrėsim, kaip čia veikia sistema. Reiks susimokėti. Vairuotojas taip pažiūrėjo į mane. Nieks neaišku, įmėčiau 15 centų. Važiuojam. Kažkur pavažiavom biškį, dabar vėl einam, nieks neaišku. Vaizdelis, kaip matot, nepasikeitė. Čia tą nuo miestą, nuo to mašinų išmetamųjų dujų, nuo užterštumo, čia nesveiks karštis nuo betono. Gamtuoja tai pasaka. Manau, kad ilgai čia neišbūsi, žinokit, tam taip įjų čia nėra ką veikti, apart babkių leis varyti restoranus, valgyti, pirkinėti, ką nors žaisti. Nu, žodžiu, patys suprantat, miestų pramogas. Tai nelabai ką yra veikti, gaila man čia tų babkių. Tai bandysim kažkokių nuotykių pasiieškoti už miestą. Toli nebenoriu nuvažiuoti, nes nebedaug čia belika. Gal dar kur nors į kokį parkiuką būtų gerai, kalniuką. Tai pažiūrėsim, nėra ką dabar čia planuoti, reikia mėgautis šią akimirką. Nu, mane tie pastačiukai taip žali, tokie senoviniai. Bum, biški street art, kadangi jau pamatėm, lendami skersgatvį. Gal dar kažką užmatysim.
Jaukiai, jaukiai, nu taip patink man tie skersgatviukai, tokia romantika. Aš žinau tik tai tiek, kad jau nukrypau nuo tikslo savo. Kažkur jau varau į parkiuką. Nu nieko, jeigu likims veda reikia eiti. Šiandien, kadangi tokią dieną, jokią planą iš viso, o taip po miestą duotis, apžiūrinėti, šniukštinėti pakampius, visokius šabakštynus, skersgatviukus. Gal kažką rasim. Nerasim, tai bent jau būsim apžiūrėję. Nice. Biški džiunglikiam. Smagu, kai mieste yra tokių žalių oazių. Biški pasislėpti nuo saulės. Biški gryną oriuką pagaminti. Nes išlendi va taip po aukštį. Didmiestis visgi. Spagečiai vadinami, tie visokie keliai visais aukštais. Išlindęs aš jau aišku biški iš miesto centrą esu, bet vis tiek nice, kad tokia erdvė yra žmonėm pasivaikščioti, pačilinti. Tikrai nice. Mini kalniuks ir takiukai tokie padaryti. Variau į tą kažkokį menų kaimelį. Aišku, aš jau įtariu, kas ten bus. Visuose miestuose yra toks, kažkada jau netgi lankėm ne vienai, ne du tokius, kur valė buvusias industrinės erdvės, kokie sandėliai, dar kažkas ir iš jų padaryta, apipaišyti grafitonais. Pardavinėjai overpriced kavikė ir suvenyrus maikikės, visokias kokius šudžiukus. Tai tokių pilna yra pasaulyje. Nežinau, gal čia paim toks bizinė plans. Bet kadangi jau sakau, čia per daug nėra ką lankytam taipėjui, tai var. Vakas už parkiuką dedas, 3 aukštais mašinas važinėjai. O, matau, apačioj grafičiuokų, gal netyčia nuves keliuks kaip nors apžiūrėti. Ėjom ir priėjom. Grafičiuokus. Tokie. Neblogai priviniuota, galiu pasakyti. Ką manot? Gerai visai padaryta, aišku, galėtų naujų ant viršaus užvanuoti. Nice, toks kampiuks pasireikšti jaunimui. Kiek suprantu, čia ir buvo įėjims jau šitą meną kažkokį tais rajoniuką. Einam dabar iššniukštinėti jį. Šiaip kol kas nice, nes žinot kodėl. Pagrindinis dalykas, nes biškį arčiau gamtos. Pasižiūrėkit. Jūs tik pasižiūrėkit. Upeliuks. Oi. Žiedai krent tobulą. Oi, upeliukai. Nu, miesto upelis nėra labai jau toks miels, bet žuvų belekiek. Belekiek žuvikių. O, matau ten tokį šiukšlyną, savartyną, ten tas mena visas centras kažkoks, traukos centras. What the fuck, galvau, čia netikras. Ar čia netikras? Tikras, what? Kokie keistumą. A, jūs matėt? Gezas toks. Išsilankstė, nubėga. Galvau, netikras. Kaži čia veikia? Čia galim gerti. Bandom. Jeigu negalim gerti, čia ragas man, nes tokių ruovių gurkšnių ištroškęs, kad teisiam savo tyrinėjimą, kažkokie daržiukai, auginti daržovės, vaisius, kažką tais. Čia jau įėjims matyti tą parkiuką. Ai, iškart gyvybė, paukščiukai, daržiukai. Kaip patinka. Opa, jau nieks nebeaišku, kur aš čia šniukštinėju. Kamera. Kylam toliau. Ką žinau.
Kažkas čia norit pasakyti gyven? Keistuoka večikė. Bokštelis tokie, kimarint eliks, meškiukai, jėtiau. Opa! Instaliacija. Čia jaučiu vakare reiktų atvaryti, nes daug lempikių. Gal visai cool, gal visai nice. Tai dabar jau prikols, bet manau vakare čia didžiausias bairis, kai jau apsišviečia. Mačiau čia kažkokių ženklų, kad šviesų festivalis, bet kol kas dar dieną neaišku, kur būsim vakare. Keista tikrai večikė. Vėl meno instaliacijas iš metalo, išbraižyta su bulgarkėm. Bet vėlgi šviesas, matau, kad čia vakare reikia atvaryti. Kokia biblioteka. Kaip patinka. Kaip nesveikai atrodo. Pagaliau šiandien kažkur pataikiau, kur patinka. Tikrai šits kaimiuks, ar kaip čia pavadinti, rajoniuks, labai smagus patirinėti. Opa. Vėl gliūčių pridaryta visokių. Jau vien iš savęs ta erdvė tokie tie pastatai seniai apleisti. Sakau, kaip visada geriausia iš industrinių visokių senų pastatų padaryti menininkam erdvę. Tai va būtent va mano pavyzdys va čia ir taip ir atrodo. Kaip taip? Belia ką jau čia išdirbinėjau, pats nežinau, kur einu. Bet čia toks ir yra gal tikslas. Klaidžio tiesiog. Matot? Matot, tokių vainių gali įeiti vidų ir čia šiaip visokios parodžikės. Vau. Tai čia belia kiek tų galerijų. Kas čia vyksta? Žaidimas? What? Galiu vaikščioti, girdit? Bajeris. O, žiūrėk, šitie visai neblogi. Žiūrėk, opa. Toliau kažkokias meninės instaliacijas. Gerumą. Jaučiu, kaip apsišviečia, visai gerai atrodo. Nu šitą patiko, tikrai večikį rekomenduočiau užeit visiems. Rasit Google tikrai lengvai. O, dar kažkokie gliūčas. Tokių ant sienos pripaišyta visur. Kas čia per
iš sąsiuvinių, iš visokių žurnalų sudėliota, bet taip sudėliota, kad atrodo kažkoks kaip patterns, kaip mandala, kaip ką žinau, fraktalai kažkokie, skelbimų lenta, kažkokių piešinių čia matyt pats gali padaryti. Opa, galim čia patys nupiešti ir pakabinti. Davai. Tadam, tadadadam. Toliau čia, žiūrėkit, tos galerijos tęsis. Nesibaigia, gal čia yra. Gerai, galerija tęsis. Veidrodžiukai biški gliūčą priduot. Kažkieno studija kažkokia. Menininkai čia darbuojas. Matyt, gal jie čia ir gyvena. Purpti. O kol mes čia tyrinėjam, va, miestas vyks tiesiog. Tiesiog vyks miestas, didmiestis. Kas čia? Manau, kad čia jie gyvena. Čia girdžiu televizorius, tai manau, kad čia gal jie gyvena ir turi savo studykės, menininkų, čia kažkokią, kiek suprantu, irštvą. What? Tilpsiu čia aš? Kai kietai žemėlapis tipo. Wow. Jasna, ačiū. Viskas, kiek suprantu, ištyrinėta buvo. Visus skersgatviukus, visus kampiukus jau išvaikščiau. Gal dar kažką praleidau, bet nieko tokio. Supratau esmę. Patika, tikrai labai patika. Dabar belieka rasti išėjimą. O išėjimą rasti ne taip paprasta. Ai, va. Dabar pats dienos piks. 3 valandas. Reiktų šiaip jau, manau, kažką užvalgyti, bet kaip ir neturiu apetitą. Nežinau. Gal kažkokios siurbikės būtų gerai, bet reiktų gal, kad čia nesimarinti. Gal biškį atsigaučiau, nes sugriuvęs esu. Tai biškį atsigaunu, tai vėl sugriūnu, tai atsigaunu, tai vėl sugriūnu, toks bangom. Kita lokacija, kažkoks kalniuks miestą pašonį. Pažiūrėti miesto panoramą. Norėjau varyti saulėlydį pažiūrėti, bet šiaip biškį dar ankstuoka. Tai gal kažkur biškį pakimarinčiau, kur vėsiau, nes nesveiks karštis, pačilinčiau ir nuvarytume pažiūrėti saulėlydį į miestą kartu, miesto panoramą ir viso, gal tada geriau pavakarieniaut nuvaryčiau. Pažiūrėsim, pagalvoti, dabar reikia prisės biškį pačilinti. Žiūrėkit, matot tolumuoju tokį pastatą. Tai tas yra Taipei 101 vadinams. Aukščiausias pastats Taipėjui, jeigu neklystu, apie 90 aukštų ten yra ir į jį galim užkilti. Bet pasidomėjau, ką tik pagūglinau, galvoju, reikia pakilti, gal pažiūrėti. Gezas $12 kainuoja. 12 doleriukų. Nėra šansų, kaip dviračiukų prištrafiruota. Motorolerių vėl tvarkyklas, sėdinių keityklas. Kur aš čia atsiduriu tokiuose vėčikėse? Dodži kažkokias, Dodži. Bet nice. Man iškart patinka tokiuose būti. Tik labai didelis garsas nuo motorkių, nuo mašinų, nuo tiltų, nuo traukinių čia baigti. Didžiausia 7-Eleven, kokią esu matęs. Su restorano girdi. Pala. Kažką reikia vitaminiuką. Vitaminiuką. Multivitaminiukų pasiėmiau. Gal biškį suteiks energijos. Šiandien visą dieną būsiu gyvus ant kavikių, energetinių, kažkokių vitaminiukų valė. Ant pumpavimą, aišku, žodžiu. Vėl prie raudono stoviu eilinį kartą. Jau kokį pusę valandos einu. Ieškau, kur prisėst galėčiau pasėdėti ant pavėsiuką. Niekur nėra. Didžkukulis prieš akis visą artėjai. Bet to pačiu vis tiek taip toli. Tokia romantika vaikščio tais kiemais.
Eiktų. Pasaka. Ble, tai rasimės, kur atsisėst, kur užpakalį pridėt bent 10 minučių. What the hell? Skersgatvė ir milžiniškas gatvės. Niekur nepadėsi užpakaliuką. Vien motorkės, mašinas, dviračiai, žmonės, da kažkas. Kur čia žmonės ilsis? Čia vien kavinėse, metrose, autikose. What? Vėl prie raudoną laukiu. Bajeris, ne bajeris, žinokit, einu jau, sakau, valandą laiko. Ir pats baisiausias dalykas, kas galėjo atsitikti. Užsimaniau triesti, žodžiu, ne juokai. Nežinau, ką reikia daryti, kokį sprendimą čia neįmanoma, jeigu aš net nerandu, kur atsisėsti, kur užpakalį pridėti, kur reikia dabar nusišikti. Ok. Tuoj prišiksiu, žinokit, čia kur nors skersgatvė, jau viskas. Radau kažkokį parkiuką, tikėkimės bus tualet, tikėkimės. Nu, kas čia dabar? Ai, varom ieškoti. Kažkokie parkings, mašinų aikštelė, tualets. Ne į temą, po žeminį mašinų aikštelį, varau pritriesti tualetą. Yes! One eternity later. Sveiki, labas rytas, mėly televizijos žiūrovai. Su jumis, kaip visada, Justulis. Ne, iš karto atsigavau, ir tiek tai reikėjo visą blogį išpūsti. Dabar čilin belieka. Matau, soliukus ant pavėsiuką, davai biškį prisėdam. O, papa. Ulala. Oi. Žinokit, dar nesijaučiu 100% atsigavęs. Reikia dar biškį pakempinti, biškį pabūčia prie to tūlika, gali dar prireikti. Gerai, čia suėmė. Kelionė tęsės, biškį buvau užpauzinės, nes biškį su viduriukais turėjau problemikių. Tai kokią valandžikę įmarinau prie to tualetą ant to suoliuką. Bet liktais dabar jau atsigavau, jau išdrįstu eiti. Tai tęsim kelionikę, varom dabar jau užkrimsti, esu išsivalęs, žinokit, taip pripurškiau 3 kartus buvau tualete. Bet dabar jau viskas, sakau, atsigavau, varom užkrimsti kažką, gal eidami kažką užmatysim. Ir plans yra varyti pažiūrėti saulėlydį ir gal miesto panoramą vakarinę, užlipsim ant kalniuką. Va šits, va ponaitis, branginiks. Nu nieka, kažkada gal turtingesnės, kai būsiu grįšim, užkilsim. Ok, kur toliau? Pavargau ieškoti, kažkokią radau random iš visą viečikę, reik bandyti. Keista tokia kavinikė. Su žuvikiam gal čia jas iš karto ir valgo. Taip, čia reikia užpildyti, ką aš valgysiu. Jasna, viskas aišku. Keliu tostą už pasveikimą. Reik pasveikti, nes čia taip, žinokit, kenčiu. Kokia salduma. Tadadam. Nu tikėkime, šitą sriubytę mane pagydys. Skanaus. Paragaujam. Neblogai. Все, bliūdai tušti, eina savo. Taisyklė numeris 1. Niekada neužsisakinėkit didelės porcijos Taivane. Kai prisivalgiau, visą dieną nieką nevalgiau ir dabar tokia, jaučiu kokiem 4 žmonėm porciją suvalgiau. Kaip dabar reiks lipti tą kalną kažkokį komą iš vis. Snarglys bėga į vakarą, ragas prasidėjo jau golden hour, auksinė valanda. Belekaip gerai atrodo, valandžikė kelia man iki to kalną. Neis neauks iš vis, bet pakankamai, kad pamatyti miestą panoramą.
Kažkur jau čia prasidės tas žygiuks. Iš čia nedidelis. 15 minučių yra ant viršaus. Bet kažkur čia reiks lysti skersgatvį. Greičiausiai ten. Manau, kad prieki va tas va mini kalniuks. Ir bus. Eitų. Tik jaus, kai čia bus didesnis. Dabar prie jų, tai čia iš jūs vaikų žaidimai. Greičiausiai čia. Visai lip žmogeliukų, gal populiari čia bus vieta, galvojau, ne. Taip, išsirenkam patį ilgiausią. Mount Mujihan, 2 kilometrai, valandžikę kelią važiuoja. Eiktų, rimts pumpavimas. Dar su tokia mano sveikata. Kiaurai šlapsi, grinai prakaituoju, karščiuoju, pumpuoju, visi tie. Saulutės skverbės per lapiukus, pasaka, zigzagiukais, koma. Apžvalgos aikštelė. Per ilgai nesižvalgom, judam toliau. Mačiau, kad kalnas dar nesibaigė. Dar biški miesto panoramos. Jaučiu, turi temperatūros. Pagal prakaitavimą jaučiu kažkoks netoks tas prakaits. Toks vidinis karštis muš. Eina, sportas alikė mini. Nice. Suliuks, va galim biški pasėdėti, mes niekur neskubam. Oi, kokia koma. Jaučiu matos, kad esu išsidaužęs nesveikai. Jaučiuos, tai wow. Jaučiu visą epizodą praverkiu. Nepajutau, net nieko neatsimenu. Ką čia grybavau šiandien netgi. Eiktų. Čia jaučiu tokiuos net kaip viršūnės nėra. Taip visą laiką parkiukais. Taip, tai viskas, aš jau čia tam buvau pikė. Eiktų. Čia, kur sėdėjau ant soliuką, buvo aukščiausia vieta. Eiktų. Patink žemėlapiuose, kad visada būn, kur tu esi, visada būn didžiausiai nutrintas skylė, nes visi visada rodo. Nu va taip ir atrodo ta miesto panorama. Spočiuks, visi lauks saulėlydžio. Nu tuoj touchdowns, hebra tuoj. Neblogai atrodo. Valandžikę laiką jau laukiu. Tikrinu savo kantrybę. Kuo labiau vakarą, tuo labiau ragas jaučiu. Temperatūra kyla. Gerai, po biškį judam į apačią, o dailės. Neišsėdėsiu jau ten ilgiau. Ir šiaip supratau, kad gilieva kokybė būna. Naktį nieko nesimatys, kad ir kaip gerai atrodys. Tai galim po biškį leistis, pasižiūrėsim besileisdami, neskubėdami. Vis tiek nieka rimta. Toks tas ir taip ėjus. Keli dangoraižiai va šviečia. Sveiki gyvi laiptukai. Bizi večikė šiaip, kadangi labai arti miestą, lengva prieiti. Gauni biški gamčikės, aišku, nesveika vaizdžiuką gauni. Tai suprantama, kodėl tiek daug žmonių. Beveik nusileidau, čia jau paskutinė stotelė. Piglys tarp dviejų tokių. Skersgatviukais einam prie to dičkį. Pažiūrėsim, kas gera. Tuoj iš visų tems bus lieva jau kokybę su GoPro filmuoti. Bet čia nieko nebelika. Einu biški pasivaikščiosiu po naktinį Taipėjų. Kažką biški pasispunkysim po miestą į autobusą ir reikia į hostelį varyt prisitukinti. Viskas gerti arbačikės ilsėtis. Ilgai visai dienikė, galiu pasakyti, buvo. Nu ką, pons kapitons prieki. Biški paeisim, pasisuksim, pašniukštinėsim čia kažką ir viso. Žinot, ką dar sugalvojau, kad reiktų užsukti gal iki šventyklos. Mačiau, taip sąlyginai netoli yra nuo mano hostelė šventykla. Norėjau naktį pamatyti vakare, kaip atrodo jos apšviestas. Tai gal visai būtų prikols, kada daugiau, jeigu ne dabar jau tiek aplankiau tų šventyklų. Atsibuodė biški yra, bet vakare dar jaučiu ir nebuvau gal.
Bet gal reiktų nuvaryti. Nu, pažiūrėsim, kai jau susiorganizuosiu autiką. Jeigu važiuos autiks kažkur ten, nuvažiuosiu. Vėl stoviu prie raudoną eilinį kartą. Giga Mega Ultra Toweris. Bet nieko, arčiau ką ten prieisim, nieko iš vis nebesimatys. Ir šiaip čia neįdomu tokiam ale turtingam rajone vaikščiot, vien tie dideli pastatai. Nėra nieko, nei pašniukštinėti, nei skersgatviukų, nei par priekybininkų kokių nors. Žodžiu, varom į artimiausią stotelę ir šokim į autiką, tepam slides. Kaip tikras kaimietis vis tiek va ranką kiltą, dičkin, nufilmuot, nufotkint. Nu, atvariau į stotelę. Man reikia pirmą, bet mačiau, ką tik išvažiavo. Už 5 minučių atvažiuoju. Ir visai netoli ten to šventyklos paleis. Apžiūrėsim šventiklikę ir gal peškom eisim, o gal ir ne, nežinau. Tolims keliuksam pusę valandos peškom. Sakau, čia atstumai tai yra bomba. Atrodo, čia šalia keli kvartalai. Kem minučių judi. Kaip čia žinot, koks autiks? Mistika. Mano autobusas atlėkė. Pirmuks atskut. Žiauri dainikė groja, jeigu kas nors paspaudž stop. Opa. Nukrypau vėl nuo tikslo, pamačiau žodžiu naktinį turgų, suviliuoja, šokų laukan iš autiką greitai, varom pažiūrėt gal kažką. What? Tokį užmačiau, o girdi, ką, tie čia pirski? O girdi. Čilin. Nu čia jau kaip matot veiksmą daugėja, priekį ten jau grūstis žmonių. Pamatysit, koks šitas naktinis turgus, Taipėjaus, what the fuck. Reiks grūstis. Šiaip žiauriai neturiu jėgų, suvargęs, jau krisčiau visai pagulėt, bet noriu tą biškį iki galo, nu tą biškį paeksplorint. Tai tokia vidinė dvikova non-stop vyks, ką čia ar varyt miegot, koma ragas, ar varyt dar iki maksimumo. Girdi, čia į tą turgų įeit. Yra reikalų. What? Pasižiūrėkit, eilės. Ką mes norim? Šiaip aš nieko nenoriu, sakau, ragas man yra. Nebent atsigerit kažką. Nieko rimta, čia tas turgiuks, kaip matot. Kepuriukų yra, bet visi gaidiški. Triusikai, visokie maistekai, sasyskas, nieko nenoriu, iš tikrųjų nelabai turiu apetitą. Valgiau šiandien, bet toks, sakau, net nenorėdamsi, dar žiaurią porciją. Maisteka, tai nieko, žiūriu į visus paveiksliukus ir iš vis nenoriu nieko. Kas čia tokie? Nu viskas, įbaigė šitas turgelis. Biški maisčiuką, biški šmutkių į tiek. Šūdas, ką čia gali laimėti. Koldūno. Šūdniekių visokių. Bajeriuks. Pimbolo aparatai yra. Kiek man čia babkių reikia. Nieks neaišku. Sunku čia kažką suprasti tos aparačiukus. Bet reikia gal išbandyti kokią nors. Turiu centų. Galim pabandyti išgeiminti. Pinboliuką. Neaišku, kiek čia tų kamoliukų gavau, bandom lošti. 2 kamoliukai iš karto važiuoju pas mane. O čia gal turiu pataikyti tuos, kur šviečia. Arba kaip tik turi visus juos uždegti. Ai, čia galiu taip sušaudyti. Prapisau. Dar kartą užsikabinau, dabar jau pusvins. Jo, pop. Užsideg, kuriuos reikia sušaudyti. Prapisau. Tai čia turiu, karočią visus sujungt. Dabar juostą turiu, kažką laimėjau. Pirma mano pergalė ten loto. Ką čia reiks padaryti, tai veln žino. Aha. Jaučiu pataikyti tas skylės. Bandom. Kebabs ir makaroniukai. Da, vieną kebabiuką reikia ir laimėsiu kažką tais.
Ble, užsikabinau, žinokit. Nebegaliu išeit, vanuoju čia tą aparatą 3 minučių. Žiūrėkit, šiam centrui laimėjau. Žiūrėk. O, vaikeli. Girdit, čia mano laimėjimas. Nežinau, ar aš esu sėkmingas ar ne, ar čia daug ar mažai, bet apsidairius nematau, kokias nors tiek turėtų. Gal man reikia pradėti gamblinti, o nebefilmuoti? O čia yra pasakinė gyvenims aparačiukas, gal taip. 1 hour later. Žodžiu, atidaviau savo visą laimėjimą kažkokiam vaikiukui, žiauriai patenkins buvo. Nes gali tik iš tos parduotuvės žaislus visokius ten imti, kažkokius nesąmonės. Aš neturiu kupriniai vietos tasytis, dabar kažkokį pliušinį žaislą arba ten Pokemoną, kokį nors anime. Nu, žodžiu, patys suprantat. Bet buvo smagu, užsikabinau. Dabar, karočią, grįžt į varų šventyklą, viskas. Viskas varau jau tik į šventyklą. Nes čia užpėsėjau juodai, jau naktis, girdit, aš dar ten turiu nuvaryti, ten, nu, karočią. Opa, manau, tik už 5 minučių. Veiksmas verčia tuoj gatvį. Motorikių mašinų, belekiek. Galvas skaudu, jau taip, žiauriai, bet dar vis keliauju, dar varų į šventyklą. Tada užpumpuosiu pusę valandos iki namų. Ir tada jau ilsėtis į dušą, aišku, nu, karočią. Nesibaigianti diena. O, mano autobusiuks atlėk. Oi, kiek minučių dabar autobuse. Kiek minučių autobuse. Ir tada dar 5 minutės reiks eiti iki šventyklos, biškai pasistatysim aplink šventyklą. Tikiuosi iš visinai dirbs, dar taip vėlai 9 valandas vakar. Ir tada į hostelį, tikėkimės irgi įleis mane taip vėlai, kokį 10. Praustis ilsėtis, nu, taip svajuoju, bet negaliu nenuvaryti šventyklą, tai čia labai garsiai, turėtų būti didelė, tikrai veiks. Jo, išsimieguoti, išsilsėti, baigtų, rausiu teraflu. Šauti, kad tiesiog, nes biškai prasnaudžiau, bateliavas beveik išsikrovė, reikia taupyti batarkę, nes nebežinosiu, kaip grįžti. Man atrodo, atvariau. Nu, blėt, ką, čia benamiai čilin? Backpackeriais vadinkim juos, gražiau skamba. Čilin, betoniukų, cigariukus trauk, nėra toks blogas gyvenimas. Ir šventykla prieš akis. Stoties rajons, hebra. Stoties rajons. Į bežiną išsidaužiusiu, kiek čia šokias kekšės, velnžina, kas čia tokie. Nelimp. Atėjom į tą šventyklą garsiai. Aišku, naktis lieva kokybė mano kameros. Eik tu sau, kaip čia, eik tu sau. Gražu, klausykit, žiūrėk. Netikri kriokliai, tau šuo nevanuoja, nu klausyk, nu pasaka. Nu tikrai čia nais atrodo. Reik biškį prizūmint. Faina. Apeikim račiuką ir tepam slidės. Eik tu. Pasaka. Jau belie kiek devuliukų, drakonų visokių, bet jau nebegalim įeiti. Įspūdingai iš tikrųjų atrodo vakare. Ta oranžinė lempikė priduoto budizmą. Pagrindinė aikštė čia jau. Pagrindinis bosas. Skutam į savo hosteliuką, nebėra kada. Ble, čia šis rajons jau baisesnis. Mačiau čia aplinkstuoti, tiek tų bomžų valkatų, narkošų, visokių keistuolių, žiauriai neįlipa. Vaibelis praėjau, taip jau, vos čia nutrenkė ką tik manęs. Čia turgus, žiūrėk, buvo. Bet jau irgi skirstos užsidariniai. Tailande 10 valandą pats veiksmas prasideda. Čia Taipėjus 10 valandą jau eini mieguoti. Nu keistuoliai, nieko nepadarysi. Čia jau kažkokiuose skersgatviuose mergas išsirikiavusias stovi. Kažkokie bomžai vaikšta, tokie keisti. Neaišku, žinokit, kažkokia neaiški gatvikė. Nelim.
Jau mačiau gestais rodė, kad maždaug nefilmuok, bet apsimečiau, kad ne jas net filmuoju. Bet čia pakampiuose juos stovi, veln žino, ko jos ten laukia. Iš tikrųjų, čia tik tais mano tokia hipotezė, aš tai net neįsivaizduoju, ką jos ten stovi, bet tokias keistas, išsirikiavusias visas. Vėl blėta raudona. Spėkit, kur eilinį kartą save atrandu, ogi po tiltu. Bet man atrodo, va, šitie laiptukai kylu į viršų, pereinu tiltą ir skirstomės. Naktinis taipėjus. Nėra ką veikti, tik babkės leisti. O, aš čia nežinau, ar žmonės iš vis galės eiti šituo tiltu, bet bando. Čia mirči tam keliukį einant, tai didelis šansas. Gerai, kad fūras nevažinėja, tik motoroleriai. Kaip taip pezėt greitkeliu judu. Dar turiu pabrėžti, kad šitą tiltą ilgis yra 2 kilai. Wow. Tiek gerai atrodo ta panoramikė naktinė miesto. Eina savo pagaliau. Čia kokį pragarą teka praeit. Nesveiks garsas, išučia ausis, dabar iš vis galva nesveikai skaudu. Baigtų. Manau, kad rytojaus kelionikė teks atidėti. Norėjau varyti nacionalinį parką, bet toks sunešiuots esu čia. Varu ilsėtis, žodžiu, jo ragų ragas. Čia tai buvo višnaitė ant tortuko, dabar šits prasivaikščiojims. Viskas reikia iškartį įpraustis ir ilsėtis. Užsikaičiu vandens, įkalu teraflu ir jeigu jau dažėjo, davai, laikai, skraibai, ate. Oi.